Platelių gimnaziją yra baigę daug nuostabių ir gabių žmonių, todėl norime jums parodyti jų profesijų istorijas. Antroje Mes prie ežero užaugę laidoje susipažinsite su verslininko profesija. Pas mus lankosi Impact Nutrition kūrėjas Remigijus Gricius. Apie verslininko karjerą nuo pat vaikystės? Ne, tiesą sakant, nesvajojau. Visą laiką svajojau tapti kompiuterio inžinieriu, nes perskaičiau tokią knygą, tam buvo visus profesijos, ką rinktis studijuoti. Ir peržiūrėjau ir kažkaip galvoju, šitos būtent noriu, nes ten buvo didžiausia alga. Ir visą laiką mokiausi apie tos kompiuterių mokslus, informatiką ir taip toliau. Ir baigęs mokyklą įstojau į Vilniaus Gedimino technikos universitetą, į kompiuterio inžineriją. Ir viskas, tuom ir pasibaigė. O kas būtent tose studijose jums patiko? Kas būtent tose studijose man patiko? Su programuotoju. Kompiuterio inžinierium. Man atrodė, kad ten bus savo darbas su kompiuteriais, iš tikrųjų bus įdomu ir tas programavimas. Man patiko šitie visi dalykai. Čia mokiausi programavimą ir papildomai mokiausi C++ kalbom. Bet kai įstojau į universitetą, mes iš visų dalykų nesimokėm. Prasidėjo tokios keistos pamokos kaip filosofija, kompiuterių filosofija ir taip toliau. Iš vis, nežinau, tai jau po 2 mėnesių mokslų supratau, kad čia visai ne man skirta ir pradėjau ieškoti kažko kito. Ką sportas reiškia jums? Sportas, dabar galėčiau pasakyti, kad turbūt man yra didžiausia gyvenimo dalis. Nes būtent verslas susijęs su sportu ir aš kitai žmonėm rūpinuosi, kad jie turėtų geras formas, turi daug visokių klientų. Nežinau, sportas man yra viskas dabar. Sportas man yra numeris 1. Aišku, neskaitant mano žmonos. Koks turėtų būti tikras profesionalus verslininkas? Verslininkas? Mano apibrėžimo, kas turėtų būti verslininkas ir koks jis turėtų būti, nėra. Visi tie verslininkai yra skirtingi ir nereikėtų būt pasikėlusių gal, nes kai kurie verslininkai yra labai, galėčiau pasakyti, bjaurūs žmonės, nesiskaito su kitais, galvoja, kad yra pasaulio bambos, taip toliau, tai nereikėtų būti tokiu. O kuom reikėtų būti, negalėčiau pasakyti. Visiems būna niūrių rytų, tai kaip jūs sugebate išsklaidyti tą savo niūrumą? Niūrumą iš rytų, pasitaiko iš tikrųjų, ypač kai labai mažai būna tų miego. Tai aš turiu tokius savo rytinius ritualus. Ir atsikeliu iš ryto. Pirmas dalykas, kad prasibudinčiau, tai apsiskutu. Ilgai skutuosi, prasibudinu, po to nueinu, išgeriu puodelį kavos, pasižiūriu veidrodį, sakau, šiandien bus geriausia diena. Viskas, taip mano rytai visi būna. O tad ko palinkėtumėte tiems, kurie dar nėra iki galo užsibrėžę savo tikslų? Kaip jiems reiktų įgyti motyvacijos tobulėti? Ta motyvacija, atsiras viskas su laiku iš tikrųjų. Dabar reikia ieškoti, kas yra tavo arčiausiai širdies, daryti, bandyti. Ir po to ta motyvacija atsiras savaime, žinai. Iš pokalbio? Gerai, ačiū Jums.